Kaip tau šventė patiko? Didžiausia Lietuvoje sostinės krepšinio mokykla pradėjo šventinių renginių maratoną. Gruodžio 13 dieną prasidėjo kalėdiniu blitz turnyru, kuriame rungėsi vyresnieji SKM krepšininkai. Pusdienį trukęs turnyras vyko Impulse sporto arenoje, kur paaiškėjo 3 amžiaus grupių prizininkai. Šmaikščiais pavadinimais įvardintos grupės mandarinai, apelsinai ir abrikosai išsidalino medalius pirmosios. Įdienojus veiksmas persikėlė į Žygimanto Augusto mokyklą. Ir čia paaiškėjo dar 2 amžiaus grupių – persikų ir ananasų nugalėtojai. Renginio metu netrūko gerų emocijų ir intrigų. Turnyro organizatoriai, siekdami, kad dvikovos būtų kuo įdomesnės ir įtemptesnės, pralaiminčioms komandoms skirdavo užduotis, kurias įvykdžius buvo pridedami taškai. Vieniems turnyro dalyviams teko pademonstruoti šokį, o kitiems sukurti skanduotę ar į aikštelę išleisti trenerį. Ai, tave galiu žiūrėti, ne? A, tu čia filmuoji, tipo? Turnyrą vertinu labai gerai, praėjo sėkmingai, iškovojom 2. vietą, džiaugiamės. O pats turnyras labai geras, kalėdinis, gera atmosfera, daugiau nieko ir nereikia. Rungtynės buvo fainas, smagios, visi gavo pasižaisti. Organizatoriai įnešė šiek tiek intrigos su tom forum visokiom, ar ne? Tikrai buvo smagu. Tiek vaikam, tiek treneriui buvo daug intrigos ir, laimėjom 3. vietą, tai vertinu kaip ganėtinai neblogą pasiekimą. Kalėdos stebuklų metas. Gruodžio 14 dieną SKM Kalėdą šventė jauniausi krepšininkai – darželinukai ir 1–5 klasių moksleiviai. Suskirstyti į 2 srautus SKM auklėtiniai stebėjo specialiai jiems pakviestą cirką, kuris vyko sausakimšoje Ekinsto sporto arenoje. Renginio metu vaikai galėjo išvysti cirko artistus, pasirodymus su balandžiais, kačiukais ir šuniukais, magiškus triukus ir net meškiną, kuris po salę važinėjosi ne kuo kitu, o dviračiu. Pabaigoje į salę atkeliavo ilgai lauktas Kalėdų senelis, kuris įteikė vaikams dovanėles ir linkėjo gražių švenčių. Patiko, kai meškinas važinėjęs ant dviračio. Kalėdų senelis. O meška? Irgi. Kalėdų senis. O tau? Man patiko, kaip paukščius, kai darė burtus apie paukščius. Nieko. Kas labiausiai įsiminė pačiam? Šuniukui, o pagam nežinau. O tau kas įsiminė? Meška. O tau? Man kačiukai. Buvo labai smagu. Ir dar man patiko šuniukai. Linksmų kalėdų ir daug švenčių.